Įsiu garažiuk į darbą. Neš batareiką. Aš jums čia tikrai neįdomu žiūrėti, kaip aš čia tvarkausi savo. Trumpas update'as, ką padariau. O taip. Bandau tvarkytis viską. Bandysiu persikinti, nemanau, ką pavyko. Tokia dydžio rūpužė. O čia tai jo rūpužėkė. Visko nepadariau, jau praėjo 5 susitvarkyti ir ten tai bus reikaliukų. Ir dar laukiu ateityje išlėksiu anksčiau. Varom čilinti. Labas rytas. Kita diena, kitas blogas, aišku ne kita diena, bet kitas blogas. Ir va, dviratukas. Aišku, aš jau senai jį surinkęs. Aš jau su juo lakstau baisiai. Visur su juo važiuoju. O, pavarėkęs įdėjau. Viską, kaip sakiau, taip ir padariau. Aišku, netobulai važiuojam. Nu, aluminį turiu minimą. Reikės pakeisti tą žvaigždę, nes ta didelė žvaigždė, nes jin visi yra sublukusi. O šiaip lekia kuo puikiausiai. Batareika laiko. Nu, nežinau. Šiandien mano tikslas yra susitvarkyti šitą šiukšlyną. Čia pelekų šiukšlynas. Reikia susitvarkyti ir pradėti naują projektą. Valtis, einam valtį parodysiu, bet reikia prožektorių paimti. Kur prožektorius? Pasidariau vakar duris, nes negalėjau aš niekaip valtis pradėti, nes tos duris čia neatsidarė. Va, šitą projektuką pradėsim. Va čia šiukšlių apkrauta. O šitą projektuką pradėsim. Ką jam reikia padaryti? Jį reikia nušlifuoti. Visą nušlifuoti, nulakuoti, įdėti trūkstamas dalis ir padaryti visą vidų. Visą vidų reikia padaryti. Tai dabar susitvarkysiu garažiuką ir bandysiu šokti čia. Reikia šviesą čia įsidėti. Varžtus susižiūrėti visus, čia viskas susidėti į šitą vietą. Ir remontuoti žadu viduvę visą, sėdynės, viską padaryti. Na ir žiūrėsim, kaip man seksis ir išplaukti į jūrą. Plauksiu į jūrą. Į jūrą pasiplaukioti. Ir viską žadu nufilmuoti. Tai va. Tokie reikaliukai. Tai ką reiks pradėti kibti į darbą. Aišku, viską nenufilmuosi, nes įsikraus kamerą, aš tengiesi eiti parsinešti batareiką. Ir visokios tokios dalykėliai. Taip, filmuosiu, kai viską, nufilmuosiu, kai viską susitvarkysiu. Aš jums čia tikrai neįdomu žiūrėti, kaip aš čia tvarkausi savo šiukšles. Gerai, davaite. Iki kito kadro. Trumpas update'as, ką padariau. O tai padariau, va. Sikraušiau apatinę lentyną. Visokio šlamšto. O mano planas yra šitą spintelę perkelti čia, o stalą perkelti čia. Čia daugiau šviesos, visko. Elektra čia yra. O čia nėra elektros. Nu. Kiek visko. Mano mechanikė ateina. Kiek visko. Motociklus suriau į lauką. Nuo dviračio iki triperio. Gerai. Bandau tvarkytis viskam. Ir prisijungsim tada, kai jau
persistumdysiu viską. Bandysiu persistumti, nemanau, ką pavyks, bet bandysiu persistumti. Update'as, šiukšlynas. Stalą persistumiau ten. Bet aš jums norėjau parodyti, kokią aš draugelį atradau viduje. Tokią dydžio rupūžę. Eina sau, kaip ir čia atsidūrė. Oh my god. Kažkur ten lenda. Nu nakai. Čia tai jo rupūžikė. Reikia kažkaip išnešti. Nu, dar visko nepadariau, jau praėjo 5 valandas praėjo. O padariau tiek. Pasidariau lentynėlės. Kepamasis sūris Horšland, €99. Tam sieną susikabinau. Maksima tai, ko reikia. Tu tik pažiūrėk, visi Pasidariau tiek. Susidėjau viską gražiai. O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus sakinius už pusę kainos. O čia dar šiukšlynas. Bet jau daug nebeliko. Greit tuoj susitvarkysiu ir parodysiu viską. Jau čia galim pradėti dirbti. Tai gerai, reikia pabaigti, jau pavargau. Bet vis tiek reikia pabaigti. Susitvarkyti ir varyti čilinti. Nu ką, viskas pagaliau susitvarkiau, kaizai vis. Viskas sutvarkyta, motocikliukai įvaryti. Viskas sudėta gražiai, kuo puikiausiai. Stalas vienąkart gyvenimą švarus. Viskas savo vietose. Dabar galėsim dirbti, daryti projektus. Ten norėjau variklį tvarkyti. Nu dar tvarkysiu. Bet mano sienas baig laikiklis atplyšti. Reikia dėti ilgas reikia kiaurį sieną su kokiom dideliom šaibom suveržti, kad jis nenukristų. Reikia pakeisti starterį. Starterį jau turiu ir jisai plauks. Nu ką dar padariau šiandien? Šiandien čia susitvarkiau ir įsidėjau į mašiną buzavyką. Visai neblogai kala. Nu ir ką, šiukšlyną turiu čia belė kokį. Dar, kur reikia išvežti lauk iš čia. Išvežti kur nors. Aišku, ne į mišką, bet į šiukšlyną. Ir ką, eisiu ilsėtis. Šiandien tiek. Varysiu vakare kepti šašlyką. Šiandien tiek. Kitą kartą susimatysim prie laivo, man atrodo. O ten tai bus reikaliukų. Ir dar laukiu ateityje iššūkelis. Varysiu su pakrovės dviračiu į darbą. Mano darbas yra iki 3-5-3-8 kilometrai. Aišku, atsikelsiu anksčiau, viskas susiruošiu anksčiau ir lėksiu anksčiau. Nes kad spėti darbą, jeigu įsikraus, kad galėčiau minti. Nu, taip, nežinau, ką aš dar galiu. Nu, taip, lėksiu dar su motociklu į kelionę. Su šitą. Tas tai žvėris, iškart galiu pasakyti, nori nusisik galvą, tai iškart ant to reikia lipti. Nežinau visas, kur virpa, dreba, nesuprantu, kas įmėt. 120 įspaudė viskas, pasibaigė tau kelionė, nes neim pavairuot, drebas. Nu, lėksiu su šitą. Šitą irgi biškį padažinėjau, pašvyčiau, atkūriau visas spalvas. Aišku, nieko nefilmavau, nes
filmuoti ir daryti, man kažkaip dar neišeina. O taip, o. Visą apdažiau. Viską nudažiau ir ten netgi nudažiau. Ir lėksiu. Nu ką, šiandien tiek. Varau čilinti. Dar čia tas kelias daiktus reikia nuvežti į kitą garažą. Ne mano, jie pasiskolinau. Ir varau čilinti. Gerą vakarėlis. Davai, kitą kartą.